Padidėjęs pagurklis nėra tik tais kosmetinis nepatogumas, dažnai jisai signalizuoja gilesnės problemas. Negaluojanti veido oda ir greitai gendantis dantis yra giluminio limfos sąstovio palydovai. Veido limfa limfagyslėmis juda žemyn link pasmakrės ir toliau keliauja link giliųjų kaklo limfmazgių, kur yra išvaloma ir toliau leidžiasi į veninę sistemą. Kiekvienas dantis taip pat turi savo limfotaką ir besitvenkiantis skysčiai trukdo valytis infekcijos židiniui ir pagreitina dantų gedimą. Pirštais fiksuosite burnos dugno diafragmą iš apačios. Virš kremzlės eisite link po liežuvinio kaulo. Spausite įstrižai, fiksuosite, nebus jokio skausmo ir diskomforto. Fiksavę atliksite žandikaulio protrakciją, jį tiesiog išvesite į priekį. Šitaip. Fiksuojate pirštais ir išvedate žandikaulį. Ir tempiate atgal. Užlaikote 3-4 sekundės. Atlaisvinate. Atlikite keletą minučių ir tuomet pačiupkite gerklės audinius. Neikite gilyn į nervus, neimkite už raumenų, už viso kaklo, bet pastumkite visą kremzlių kompleksą. Nebijokite, jeigu treškės, pastumsite į vieną pusę, į kitą pusę, mobilizuojate ir išlaisvinate visą limfos nutekėjimo kelią.